Gilų Media pristato. Marijos Alseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Po kiekvienu šiaudiniu stogu gyvena poetai. Lietuva man sako, kad mūsų kalba yra poetiška, aš sakau, tai pasaulis yra poetiškas. Marija nėra deivė. Dievui reikėjo mergos, kaip ją vadina, kekšės, nes Liuteris sakė, Dievui reikėjo kekšės, pavartojo mergą ir jokia deivė. Straipsnis apie moterų tą klodą yra svarbiausias dalykas suprasti moteris ir moterų gelmę. Ir ačiū už jį, mitologija yra mūsų lietuviška kalba. Bijom mirties, bet nebemokam gyventi. Ja, tai sako, kad Gimbutienės užduotis buvo ne tik tą sanskritą ir mūsų kalbą, bet kas tas pirmpradinis klodas. Ja. Matriarchatas ir tai, kai mane paskatino rašyti apie tą moterų klodą, tą siaubingą grožį. Tai buvo toks juokingas įvykis, aš parašiau, išleido rinkinyje. Viena mano buvusi sociologijoje doktorantė pradėjo dėstyti ir jie parašė rinkinį apie moterų grožį. Taip sociologiškai, bet aš parašiau tą straipsnį ir gaunu laišką. Bet amerikiečiai nežinau, Algis, kas ar moteris ar vyras. Iš Ms. magazino ta žurnalas buvo, tas moterų žurnalas, feministių, parašė laišką. Tavo straipsnis apie moterų tą klodą yra svarbiausias dalykas suprasti moteris ir moterų gelmę. Ir ačiū už jį. Ir mes moteris turim laikytis tarp savęs stipriai, sakau, ačiū už komplimentą. Kad priėmėte kompaniją. Ja, tai ir tada dar vienas dalykas, aš su ja kalbėjausi apie Atenės Partenoną. Tas galingas, bet Britai buvo jį sudaužę, ypač sudaužę Atenės statulą kaip po pagonę, čia negalim jos garbinti. Ir kas atsitiko Amerikoje? Amerika, pietų valstijos, yra, kaip sakant, grynos tų fundamentalistų krikščionių valstijos. Bet liuteronams, protestantams Marija nėra deivė. Dievui reikėjo mergos, kaip ją vadina, kekšės, nes Liuteris sakė. Dievui reikėjo kekšės, pavartojo mergą ir jokia deivė. Tai protestantai neturi deivės. Tai protestantų moteris Nashville, Tennessee valstijų, grynos, kaip sakant, krikščionys. Nutarė, kad joms reikia deivės. Kaip moteris neturi deivės. Tai tik viena vieta pasaulyje. Pilnas Atenės Partenonas. Jos pasamdė geriausius istorikus, kultūrologus, kaip atrodė Atenė. Ir ten stovi didžiulė Atenės statula moterims. Jie nenugriūni. Nieko nesu matęs tokios didybės, net ir Marijos statulose, kaip šitą. Na tai tas moteriškumas reikalingas. Moteris be deivės, be savo galybės.
Ja, tai tada ta graikų tradicija labai svarbi mūsų Gimbutienė labai gerbė Atėnę, ne? Vien dėl to, kad jinai valdė šviesą ir matė per tamsumas, ne? Ji turėjo tokį galingą žvilgsnį, ne? Tai, ir buvo apšvietos deivė. Ja. Tai va, tai mūsų suvokimas senos Europos, tai taip pat. Ir dar vienas dalykas svarbus. Jinai kalbėjo apie mitologijas. Ir tada yra daug mokslininkų mitologijos. Tai vienas sutapimas jos su kitais mokslininkais buvo toks, kad mitologijos nėra pasakos. Tenai slibinai ir tenai baubai visokie. Mitologijos yra visas pasaulio sąstatas, kosminis klausimas. Jeigu kalbėjai apie pasakas, apie vilkus ir visą kitą ir baubus, tai nėra mitologija. Tai yra pasakos vaikams ir visą kitą, bet tas visas kosmoso suvokimas kaip mitologija. Ir jinai kalbėjo, kas yra mitas. Ir tas lietuvių klodas vienas, nes mes neturėjom rašybos. Visa mūsų tradicija buvo perduodama kalba. Mūsų kalba buvo poetiška. Ja. Kaip tas Goethe, net vokiečių galiūnas kalbos, Goethe rašė, kad po kiekvienų šiaudinių stogų gyvena poetai. Lietuva. Nes mūsų kalba, mūsų kalba, aš Gimbutienės klausiu, sakau, taigi aš kalbu lietuviškai. Tai aš kalbu ne apie pasaulį, bet kaip kalba pasaulis pats. Tai sakau, man sako, kad mūsų kalba yra poetiška, aš sakau, tai pasaulis yra poetiškas. Sakau, aišku, pasaulis yra poetiškas. Tiek gelmių, tiek grožio jame, ne? Ir visa kita. Tai sako, kaip kalbam lietuviškai, kalbam pasaulio kalba, ne apie pasaulį, bet kalbam pasaulį. Mūsų kalba dainuoja pasaulį. Labai tiksliai, labai paprastai, bet gražiai. Nekalbame apie bitutę, bet dainuojam bitutę. Ką tu bitela, ką tu bitela, ką tu bitela, bitela, tu paskurdai, ką tu paskurdai, ką tu paskurdai, kap manęs kurstie, kap manęs kurstie, girdžiu bitinu, traki pagautų, Dainuojam ir kalbamės su gamta, kalbamės su saulute, motinėlė. Ne? Mes gyvenam tarp dviejų motinėlių, žemyną ir saulutę. Ne? Mes tą žaltį paneigėm kaip gundytoje, bet žaltis yra mūsų gyvybės ženklas. Žalčiai gyveno namuose, ne? Kaip gyvybės ženklas, mes juos mylėjom. Ne? Tai eglė irgi, man sakė, yra simbolis, kad giliausioj žiemoj eglė dar yra žalia. Tai jinai yra karalienė gyvybės. Ir žaltis yra tos karalienės sūnus, kabutėse. Nes
Todėl Kalėdą švenčiam su eglute. Taigi čia nėra iš artimųjų rytų. Nėra semitinis dalykas. Jie eglučių neturėjo tais laikais ir tenai. Ne. Tai pasiskolino iš mūsų tradicijos. Ir tas yra vienas iš svarbių dalykų, kad kurie perima tradiciją, jie uždeda klodą savo ant tos tradicijos, perima simbolius visus ir visą kitą. Ir tada jie eglutė patampa Jėzaus gimtadienio šaltinis. Taigi Jėzus negimė tuo metu, jis gimė kažkur Liepos mėnesį ar ką kitą. Tai čia yra uždengimas. Bet mitologija yra mūsų lietuviška kalba. Ką tas reiškia? Mes neturėjom rašybos. Ir aš kalbėjau su Gimbutienė apie mitologijos klodus. Mitologija yra garsų kalba. Kai kalbi garsais, kaip sako, ne vaizdais, bet garsais, gyveni mitologijoje. Net garsų pasaulis neturi, kaip sakant, kryptingumo. Tas vizualus pasaulis, aš noriu pamatyti, ką aš turiu žiūrėti, apsisukti, o, kaip sakant, orientuotis. Garsų pasaulis mus apsupo, mes gyvenam garsų pasaulyje. Ir visi pasakojimai yra poetiški. Kas yra mitas? Iš sanskrito mu. Matot, kalbose nėra vienos šaknies. Šaknies negali išlaikyti, turi skilt. Tai mu skyla į mitos ir mitus. Mitas yra garsai, mitonoma yra garsais kalbėti, mitus yra tyla. Tyla ir garsas. Yra polariškas santykius, nėra vienas arba kitas, vienas be kito negali išgyventi. Ne? Kaip aukštai negali išgyventi be žemai, kaip dangus be žemės negali išgyventi. Ne? Tai mūsų kalba yra garsų kalba. Ir todėl mes suvokiam pasaulį garsų kloduose. Garsai yra poetiški, garsai yra siela. Net ir lotyniškai, kas yra dvasia. Spiritus, spirare, kvepavimas. Duša, dichat, kvepavimas, garsais. Ne. Tas yra ritminis pasaulis, garsų pasaulis. Ne. Ir todėl ir dabar kalbam dar, nesimatė žmogus, sako, ar girdėjai apie tokį garsų žmogų? Jau garsai atėjo, ne? Gandai eina, ne? Garsų pasaulis. Ar girdėjai anam kaime? Ir ypač naktį girdi tamsumoje, gyveni garsų pasaulyje. Ne? Tai yra mitologija. Mes girdim pasaulį. Dievai kūrė pasaulį mūsų dainomis, dainininkai, poetai. Ne. Tai čia yra mitologija. Nepasakojimas, yra pasakojimas, bet pasakojimas garsais. Jausmingai. Žinot, kalba, jeigu pasakysi, jeigu skaitai raštą. Bet
kaip tą raštą pasakai, jau yra kitas dalykas. Kaip sako, aš juokiuosi, sako, Šekspyras parašė, ir Brutus yra garbingas žmogus. Bet kaip aktorius pasako, žinai, kad jis negarbingas žmogus, žinai, kad jis yra blogiausias. Tai garsai visai kitaip kalba, negali jų užrašyti. Ne. Tai mūsų kalba yra, jeigu mes ją atsimenam, kalbam garsais, kalbam jausmingai. Ne. Kitaip negali. Ne. Kai sako, tu gali sakyti, ką tik nori, aš matau ir girdžiu, kad tu jautiesi blogai. Ne. Tai lietuvių kalba, jeigu kalbam tiesiogiai, poetiškai, tas yra neįmanoma. Tas yra grinai gramatika, gramatologija, kaip sako dabartiniai žinovai. Ne? Ja, tai va. Na, aš daug kalbėjau. Gyvenam aptamsos laikais. Dabar būti skaidriam neįmanoma. Dar kitas dalykas. Medijai visi vadinami taip vidurkiai nėra lietuviški. Pavyzdžiui, muzikalumas, kada pažiūrėjau televizorių, tai yra pamėgdžiojimas afroamerikiečių, net mėgina repintis ir visą kitą, ir neišeina. Lietuviukai nemoka repintis, jas mėgina, žinai, tai trypčioja. Afroamerikiečiai taip gyvena, jie vaikšto taip, o čia išmok taip stulpiukams kaip vingiuoti. Ja, tai tas yra vienas klodas. Antras klodas yra tas, kad kadangi mūsų pasaulis tas yra maždaug moksliškas ir viską suprastina į mokslinius išaiškinimus. Bet yra kiti klodai, tamsos klodai, kurie pasirodo labai žiauriai, atinai Putinas ar mūsų Trumpas. Jie yra tamsūs žmonės. Bet kada mes juos išaiškinam, čia jų psichologija bloga, čia išauklėjimas blogas, mama jų nemylėjo ir visą kitą, juos išaiškinam, ir ta tamsuma dingsta. Mes ją užtušuojam. Ne? Ir tas užtušavimas yra labai pavojingas, nes tada mes nepastebėm, kas iš tikrųjų darosi, kokie fenomenai pasirodo. Ne? Toks galingas neracionalumas. Aukojam viską užkariautų, dėl ko, bet mes viską paukosim, valgyti neturėsim, bet pasaulį užkariausim. Tai trumpo tokia manija yra. Bet tas tamsus klodas patraukia žmonės. Ne. Mes turim tamsų klodą. Aš dabar turiu seminarą, jau 3 metai dėstau psichiatrams kas savaitę. Nuotoliniu būdu, jie iš New Yorko ir jiems irgi Jungo psichologijoje klausimais yra tas tamsus klodas. Ir tas tamsus klodas buvo užtušuotas irgi ir buvo pavadintas tamsiu klodu. Tai yra tas paneigimas moteriškos dimensijos. Jungas klausė, kodėl mūsų vakariečių krikščionių mandala yra 3. Sūnus, tėvas ir šventa dvasia tarp jų. Kur yra 4? Kur mama? Tai jis buvo tamsumoj paliktas. Buvo velnio išdava, moteris tarnauja velniui ir visa kita. Tai jos tamsios ir visa kita. Ir tas paneigimas moters patapo tamsuma. Ne. Jie yra per galinga. Tai tas klodas ir net tas visos pasakos Dievo mirties,
Ir žodžiu, Dievas buvo šviesa, tai dabar viskas nugrimzo į tamsumą, nes Dievas tėvas tvarkė visą pasaulį ir visą kitą, dabar jau nebėra. Nu, sako, daug tikinčiųjų, jie nebetiki. Nu, eina į bažnyčias, bet jie netiki. Yra klausimas, kodėl netiki. Ką jie sako sekmadienį, tas negalioja pirmadienį. Matot, aš kalbėsiu su Marija apie Dievo mirtį irgi. Matai, tame klode tos pasakos yra tuščios, jos egzistuoja todėl, kad žmonės pagal jas gyvena. Jeigu nustoja pagal jas gyventi, jos miršta. Tas pasakas gali pasakoti kasdien, sekmadieniais, bet tikrovėje jos negyvena, nieks pagal jas negyvena, todėl jos mirė. Dievas nemirė dėl to, kad tenai buvo kažkokia būtybė, bet niekas pagal jo pasakas nebegyvena. Ja. Kaip sakom, visi dievai pasirodo ir miršta. Pavyzdžiui, vikingai turėjo galingus dievus. Jie mirė, nes vikingai pagal juos nebegyvena. Tai čia nieko naujo, visa. Tai ta tamsuma dabar, tas moteriška galybė, yra ta tamsuma, kuri... Ir vienas dalykas apie feminisčių judesių dabar, senos feministės labai nusivylė, nes jų tikslas buvo atvert moterišką klodą kaip galybę. Ir dabar jaunesnės feministės, tai jos nori tapti vyriškumais. Jos tenai ninja, tenai galvas kapoja, kariauja, visą kitą. Jos patapo galingesnės už, kaip sakant, samurajus. Tai va tas klodas. Ir Čiurlionis nutapė tamsumą. Tačiau visai kitas pasaulio suvokimo klodas, vienu žodžiu. Pasaulis nebaigtas ir kyla iš tamsumos ir šviesos ir jų santykių, kaip sakant, tarp tamsuma ir šviesa skverbėsi vieną per kitą, nebėra skirtumo arba tamsu arba šviesa. Ne? Tai aš turiu apie Čiurlionį tą straipsnių dėl kosminė sąmonė. Ja. Mano patarimas ir paprašymas dėl lietuvybės, kad mokyklose turi būti mokinama lietuvių kalba ne tik gramatiška, bet ir visos tarmės yra įvairių tarmių, jos labai svarbios, jos atveria vietinę aplinką. Ta tarmė, ten žemaitiška, dzūkiška ir visa kita. Tai mes turime vieną, kaip sakant, kaip aš rašiau savo atsiminimus ir parašiau iš savo kaimiškos kalbos ir visą gyvenimą, kalba keitėsi, bet vis tiek. Tai leidėja pasamdė redaktorę. Sako, padarysim viską, pakeisim viską į mokslišką kalbą. Tai sakau, atleiskit, nebebus mano kalba, nebebus lietuviška kalba. Ne. Tai kad reikia ne tik mokytojams mokėti tą mokslišką kalbą, bet mokėti tą poetišką kalbą, mūsų žemišką kalbą. Ir kaip mūsų kalba yra pasauliška. Ir tada bus išskirtinė. Mes nekalbame pasaulį, kaip mes kalbam pasaulį patį. Ne? Mes kalbame su bitute. Bitute pilko jį, iš kur medų nešio jį. Ne? Iš gvazdykų razatėlių. Bitute kalba. Ne? Ja, tai išmokt dainuoti, išmokt šokt. Ne? Ir išmokt
patirti pasaulį tiesiogiai, be hipotezių, be teorijų. Ne? Kiekvienas lapelis, kiekvienas medelis, kiekviena žolelė turi savo reikšmę. Mes neturėjom vaistų, bet reikėjo, turi karštį, mes žinojom, kokią žolelę pavartoti. Ypač činčybara toks kartus, Jėzus Marija su karštu vandeniu, bet naktį išprakaituoja, iš ryto sveikas. Ne? Sakau, yra gamta, jinai žino geriau negu mes. Ne? Kaip sakant, mano plaučiai geriau žino, kaip kvėpuoti negu aš. Ne? Tai reikia pasiklausyti. Reikia suprasti aplinką. Yra tokia galinga aplinka. Ne? Ir pasiklausyti, kaip šaltinis čiurlena. Ne? Ir kaip vieturys gieda, mat, paukščiai nedainuoja, gieda. Jie gieda giesmę saulutei. Ne? Ir tai yra mūsų kultūra. Mes mokam šokti ir mokam dainuoti. Ir turim 500 000 renginį dainų lietuviškų. Turtas didžiulis. Ir jie kalba pasaulyje, ne? Kaip pasiklaus net vokiečių Gėtė, kodėl mes esam poetai. Ta mūsų kultūra. Man Gimutienė sakė, kad mūsų kalbą išgelbėjo vokiečių etnologai. Kada buvo kaip ta carienė, ta Katrina, ji buvo vokitka. Ir buvo išleistas Aukazas, taip vadinamas, kad visi turės kalbėti, rašyba visi bus rusiška ir visa administracija bus rusiška, lietuviškas kalbos, visos kitos kalbos turi būti uždraustos. Ir tuo metu vokiečių, tie kalbininkai ir visi kiti keliavo per kaimus ir parašė carieniai. Šitos kalbos negalima uždrausti. Tai yra pirmpradinė indoeuropiečių kalba. Jeigu norim suprasti indoeuropiečių pagrindus, reikia tą kalbą mokėti. Tai tas yra iki dabar. Ne? Lietuviška kalba yra, mokslininkai sako, norim suprasti. Matai, buvo kalbama, kad lietuvių kalba išeina iš sanskrito. Bet dabar mes žinome, kad yra paralelė. Sanskritas ir lietuvių kalba nurodo į, kaip sakant, tą pagrindinę indoeuropiečių visas šaknis. Tai reikia lietuvių kalbą mokėti. Tai mokslininkai, nepaisant, ką studijuoja, kartais palygina su graikų tą prieš klasinę kalbą ir su lotynų. Ja. Bet mūsų kalba yra svarbiausia. Ja. Tai ir mūsų kultūra yra ekologiškai morališka. Nes mūsų moralė nėra tik aš esu moralus žmogus, aš laikausi kokių nors taisyklių. Mes esame atsakomingi už viso pasaulio gyvūniją, už viso pasaulio išlaikymą. Nes be jo mes negalim gyventi. Ne. Mes gyvenam pasaulyje. Sako, padarysim šiukšlyną, gyvensim šiukšlyne. Tai mes turim tą priežiūrą pasaulio. Mūsų atsakomybė. Nieks to šiukšlyno nedaro, kiti gyvūnai to nedaro. Joks gyvūnas nežudo 10 milijonų savųjų. Ne. Mes žudom savosius milijonais. Kokia čia moralė?
Taigi mes be kitų irgi negalim išgyventi, ne? Aš negaliu išgyventi be dviračio žinovo, mano dviratį pataiso, ne, aš važinėjau dviračio, ne. Jis man reikalingas, tas žmogus, aš negaliu jo nužudyti, va, aš dabar nužudysiu visus, ne. Būtų durnystė, čia būtų man žala pačiam. Tai atsakomybė yra pasauliui. Mes esam ekologiški, mūsų kalba ekologiška, ne. Tai supažinti net kitus su mūsų kalba, kaip ekologiška, kaip mes kalbam pasaulio įvairovę jo. Ja, tai pasaulio grožį. Nu, mes plūduriuojam, kaip sakant, bijom mirties, bet nebemokam gyventi. Tai čia mūsų ta kryžio terpė. Ja. Bet reikia neatsisakyti, bet atverti įvairovę Europos. Dabar visa Europa, jaunimas ypač, visi pasinėrė į tą afroamerikiečių ritmus, ne? Nu, tas tvarkoj. Bet yra kiti ritmai. Yra kitos muzikos ir kitos dainos. Ir visos Europa turi jų galybę. Tai kodėl mums neįneš savo? Ne? Kodėl, nu kaip prancūzų tradicija arba lotynų, kaip te trubadorai, taip toliau, dainas romantiškas ir visa kita. Yra tokių daugybė. Mes perėmėm tik vieną, nu, dar vienas repinas, dar nuobodžiau. Dar mėgina kitaip vizgiuoti, dar nuobodžiau, ne, dar kartą. Nieko naujo, ne. Kaip sakant, labai greit judam, bet nieko nenueinam, ne. Mes galim iš palengviau. Ne. Gal paskutinis pasakymas, mano vienas kolega gyveno su manimi iš Indijos, minėjau Paršvatam Lal, ir jau paklausė, prieš išvažiuojant mūsų universiteto tą studentų laikraštis, žurnalistai paklausė, ką jūs patartumėt vakarams? Jis sako, pristabdykit laiką. Ką? Pristabdykit laiką. Ką tas reiškia? Jis sako, jūs bėgat vis greičiau, jūs stovit vietoj. Tai va, pristokim, nieko nenubėgsim, ne?